Sveiki, tai šiandien atvykom į Panevėžį ir apžiūrėsim, kur gimdo Panevėžio mamos. Tai atvykus į priėmimą, pirmiausia reikia skambinti į šitą skambutį ir jūs pasitiks atsakingas darbuotojas. Na, o šiandien keliaujame į vidų, skyrių akušerė Laima ir skyriaus vedėjas. Tai keliaujam, apžiūrėsim, kur toliau keliauti. Atvykus į vidų, pirmiausia, jeigu vasara, tai jūs keliaujate tiesiai jau į apžiūrų kabinetą. Na, o jeigu yra šaltasis metų laikas, tai jūs lauko rūbus galite pasilikti šitose spintelėse, taip pat ir didįjį krepšį, ir vyras gali kažką pasidėti ir užsirakinti. Atvykus gimdyvei reikalinga nešiosios kortelė ir asmens dokumentas. Atvykus moteriai užsirašome kardiotokogramą, įvertiname vaisiaus būklę, moters būklę, apnubėgę vandenis ir perduodame gydytojo apžiūrai. Tai dabar atvykome į apžiūrų kabinetą ir gydytojas Raimundas mums parodys ir papasakos trumpai, kas čia vyksta. Apžiūrų kabinetą atvykus moteriai, kai užrašome pradžioje kardiotokogramą, vertinama, ar tikrai yra gimdymo veikla, kaip vaisius jaučiasi. Aišku, jeigu yra reikalas ir dažniausiai atliekama echoskopija, kada patikrinama vaisiaus pozicija, išmatuojamas vaisiaus svoris, vaisiaus vandenis sumatuoja. Ir apžiūrų kabineto kėdėje įvertinam gimdos kaklelio atsivėrimą. Ir tada jau įvertinus visus duomenis, jeigu tikrai žinom, kad prasidėjus gimdymo veikla keliauja į gimdyklą, o jeigu yra ten ar paruošimieji apsitraukimai ar kita patologija, tai stacionarizuojame į akušerijos skyrių. O sakykit, prašau, ar apžiūrų kabinete gali dalyvauti ir tėtis ar kitas lydintis asmuo? Kaip mes jau atliekam vaginalį tyrimą, dažniausiai nedalyvauja antras asmuo, bet kada atliekam echoskopinį tyrimą, jeigu jo labiau yra kažkokia situacija, kada sprendžiamas ar čia priešlaikinis gimdymas, kaip vaiko būklė, jeigu tikrai tėtis nerimauja, nori pamatyti, mes tą suteikime. Gali dalyvauti. Tai atkeliavome į gimdyklą, tai pažiūrėsim, kaip mamos ir kur gimdo Panevėžyje. Pirmiausia, mama tikriausiai įsikuria lovoje, ar ne? Įsikuria lovoje, aišku, ne visos gimdyklos turi tas vonias, bet reiškia mes dažniausiai, kadangi nėra toks apkrovimas, kad visose gimdyklose vienu metu gimdytų, tai tą vonę dažniausiai išnaudojam, kad iš kitos gimdyklos ateina moterį, prileidžiam į tą vonį džakuzį ir naudojasi džakuzinę vonę. Ar dažnai naudojasi mamos? Dažnai naudojasi tikrai kitą kartą, ten valandą ar trumpiau ar ilgiau pabūti, ten tikrai kartais moterim patinka, tai efektą duoda tokį relaksuojantį. O sakykit, kada mamai reikia priimti sprendimą dėl nuskausminimo, nes dažnai klausia epidūrą, suspėsiu, nesuspėsiu, ar jūs patarėte, kad jau reikėtų priimti tą sprendimą? Aišku, sprendžia visą laiką gimdymą prižiūrintis gydytojas. Aišku, pirmas klausimas moteriai būna atvykus į gimdyklą, ar aš gausiu epidūrą. Tai čia dabar šiais laikais, aš nežinau, mūsų tikrai mieste tas yra. Ir aišku, mes tą suteikiame galimybę, bet aišku, prieš tai vėlgi turime įvertinti klinikinę situaciją, kaip tas gimdymas vyksta, atlikti tam tikrus kraujo krešėjimo rodiklius, ar nėra infekcijos požymis, ar krešumo sutrikimų nėra. Ir jeigu tikrai leidžia situaciją, tikrai matom, kad moteris sunkiai toleruoja skausmą, tai mes tikrai tą epidurinį nuskausmimą atliekame. Ir dabar apžiūrėsim natūralius nuskausminimo būdus ir kokie jie gali būti, tai parodysite. Gimdymo metu prašom moterų keisti padėtį, tam turime kamuolių, vienokį, kitokį, moteris juda. Turime nuotolinius daviklius, tai gali moteris judėti ir viso gimdymo metu, jeigu reikia kardiotokogramą rašyti. Ir mes pas Laimą rankose matome šukas, kurios irgi yra priskiriamas prie natūralaus skausmo toleravimo padėjimas. Kaip čia jos vadinasi? Tai taip ir vadinasi. Šitos šukos gali pagelbėti mamoms ištverti, išbūti skausmą sąrėmius, ar ne? Arba taip moteris jas naudoja, sąrėmio metu spaudžia į delną tam tikrus taškus
Masažuoja. Masažuoja ir šiek tiek lengviau. Tai vienas iš natūralių skausmo malšinimo būdų. O sakykit, ar dažnai tėčiai padeda mamoms su kamuoliais, moka naudotis, ar gali atvykti pas jūs į pamokėlės, kurios būna prieš? Pas mus taip, vyksta kursai ir po to ateina į gimdyklas, parodom, apžiūri, parodom, kaip ką naudojam, kaip padėti moteriai gimdančiai. Ir tada jau jiems būna, jeigu lankėsi šitose pamokėlėse, viskas daug aiškiau ir žino, ko laukti ir tikėtis atvykus gimdymui. Ir pažįstama būna ir joje žino, ko ir prašyti, paklausti, kokių priemonių norėtų naudoti. Mes jau skiriame jau gimdymo, kaip sakyti, daugiau į pabaigą, kada mes matom, kad galbūt čia už valandos, dviejų atsiras moteriai stangos, o jo epidūrai galbūt yra per vėlų atlikti, nes paskui moteris nejaustų stangų, tai aišku, tada dažniausiai efektyviau veikia dujos. Tai tas pasirinkimas labai svarbus būna, kokį metodą taikyti. Kurį metodą taikyti, ar ne? Mes dažniau būna jau ten gimdymo, kaip sakyti, prasidėjus gimdymą, įpusėjus gimdymą, o kada jau yra finaliniai, jau link finalinio gimdymo etapo, dažnai tai moterim jau taikom kartais ir dujos linksminančios, jos taip pat duoda neblogą efektą. Ir ten kitą kartą 20 ar 30 minučių jos pakvėpuoja ir kitą kartą jau žiūrėk, jau atsiranda noras stangintis. Tuo metu tikrai būna geras nuskausminimas. Gimė naujagimis ir kas toliau? Ir toliau iš karto guldomas naujagimis mamai ant krūtinės. Palaukiam, kol virkštelė nustos pulsuoti, tada ją atjungiam. Dažnai tėveliam duodam atjungti naujagimį. Pabūna, atjungiat ir tada jau perkeliat naujagimį. Priklausomai nuo situacijos. Jeigu sveikas naujagimis, tai jis ir būna mamai ant krūtinės, kol mes tvarkom, siūnam mamą, apžiūrinėjam takus. Leidžiat jau mamai būti šalia. Mama šalia tėtis, mamai ant krūtinės naujagimis. Mamytė sutvarkyta būna, ar ne, leliukas sveikas, tai tuomet jį turbūt matuojate, sveriate, įvertinate balų sistemoje. Balų sistemoje 1 ir 5 minutę vertinami, tai paprastai, kol naujagimiai guli mamai ant krūtinės. Įvertinate, nes daugiau kaip 5 minutės tikrai viskas užtrunka. Kol mama yra tvarkoma, naujagimis guldomas ant šito stalelio, jeigu jisai sveikas, mes jį sutvarkom visai virkštelę, matuojam, sveriam ir sutvarkytą naujagimį vėl duodam sutvarkytai mamai maitinti prie krūties. Kiek mama laiko dar praleidžia šitoje palatoje po gimdymo? 2 valandas. Jeigu viskas normaliai, viskas gerai, čia būna dar 2 valandas. O paskui po gimdyvinės palatas iškeliam. Tuo metu ateina naujagimių gydytoja, apžiūri naujagimį, skiepijam, vitaminą K leidžiam. Būtent šitoje palatoje. Ir tada jau perkeliat visą. Jeigu viskas gerai, perrengiam ir mamą išvežam. Kartais mama pati eina, kartais pati nueina. Taip, jeigu gerai jaučiasi, mama ir pati nueina į pogimdyvinę, palydėm liftu. O leliuką tai tikriausiai vežate su šito įrenginiu, ar ne? Kaip jisai vadinasi? Lovytė? Ant ratų? Lopšys. Tas skyrius yra gana kompaktiškas ir jeigu vyksta gimdymai čia gimdyklose, o įvyksta kažkokia komplikacija, reikia užbaiginėti operaciniu būdu, atlikti cezario pjūvį, viskas atliekama operacinėse, kurios yra viskas greta. Yra 2 operacinės, aišku, labai išskirtinais atvejais jau reikia, kada ten abi būtų naudojamos, bet viskas yra vietoje ir kompaktiškai. Dabar atkeliavome į pogimdyvinę palatą, kur po gimdymo perkeliama visa šeima. Mama, naujagimis ir atkeliauja lydintis asmuo. Tikriausiai dabar labai dažnai jau būna, kad tėčiai. Taip, faktiškai visą laiką dažniausiai tėčiai dalyvauja ir nori nakvoti, tai va čia matom eilinę tą vadinamą palatą, kur, kaip mes sakom, čia eilinė nemokama palata, kur įsikūrė šeima. Taip. Tai čia yra mamos lova. Čia yra jo, jeigu ateina tėtis, iš anksto neklojam, nes nežino, nakvos, nenakvos, bet jeigu nori nakvoti, tai tada įsikūrė jau. Tai tuomet ir suruošiama yra naujagimio lovytė, vystymo stalas, viskas, ko reikia šitoje palatoje, tikrai erdvi, šviesi palata ir mamos čia su tėčiais ir naujagimiais praleidžia 2 ar 3 paras.
Tai po normalaus gimdymo 2 paras praleidžia, o jeigu kartais cezario pjūvio operacija, tai kažkur apie 3 paras. Ir šitoje palatoje tikriausiai ateina ir naujagimių gydytoja apžiūri. Taip, kiekvieną dieną vizituojama ir tiek akušerės ginekologas, tiek naujagimių gydytoja, tiek akušerė, sesutė naujagimių. Ir po kelių dienų šeima keliauja namo. Keliauja namo. Ir štai dar atvykome į dar vieną palatą ir sutikom jauną naują šeimą, Karoliną, labai malonu, ačiū, kad sutikot pasidalinti ir mes esame mokamai palatoj. Ir sakykit, kodėl nusprendėt būtent čia pasirinkti šitą palatą? Mano subjektyvia nuomonė, vaikiuko atėjimas į šį pasaulį yra ir privatus reikalas šeimų, ir kartu yra mamoms galbūt suteikiantis daugiau pasitikėjimo savimi, ta jauki aplinka yra sukuriama. Tai mūsų šeimos sprendimas buvo pasirinkti būtent privačią palatą dėl to privatumo. Kadangi turėjom ir privatų dušą, ir tualetą, ir tai yra privati aplinka, kur mes galėjom būti tokiam vadinamam meilės burbulė savo. Tai tas labai iš tikrųjų pagelbėjo, nes ir praktikos neturėjom, ir nežinom, kaip čia bus kas ir ko tikėtis. Tai tas labai pagelbėjo, turint ir kuriant mūsų tą savitą privatumą. Tai mes ir mokėmės, ir naujos patirtis, ir klausimai, ir gydytojų vizitacijos, tai viską turėjom privačiai. Privačiai jūs turėjote. Ir šitoje palatoje matome televizorių. Ar teko žiūrėti šitą televizorių, ar visgi žiūrėjote į mažąjį gyvą televizorių visada? Mes, kadangi praleidom ligoninėje 5 dienas, tai yra 4 dienos vakarą, jau galvojom, kad įsijungsim pasižiūrėti panoramą. Bet tiesiog nuoširdžiai nebuvo kada. Tai televizorius mūsų buvo nepanaudotas ir liko taip. Savo televizorių turėjom, tiesioginę transliaciją turėjom čia. Visada turit savo transliaciją. Tai dar kartą ačiū, kad aprodėte. Tai dabar atkeliavome į naujagimių skyrių ir paklausime naujagimių skyriaus vedėjos Irenos, kokiamis situacijomis naujagimiai atkeliauja čia. Na, tai kaip matome, čia yra patalpa turinti daug visokios aparatūros. Tai kada naujagimiai čia atkeliauja? Tai jie atkeliauja tuomet, kai po gimimo iškart yra kažkokia problema. Neaktyvus, neverkia. Ir tiesiog jam yra kvėpavimo nepakankamumas ir jam yra reikalinga deguonies ar dar kažko tokio, kuri reikalinga neonatologo pagalba ir intensyvus stebėjimas. Ir šiek tiek praėjus kažkiek laiko yra tam tikros situacijos, kur, sakykime, praėjus keletą valandų po gimimo, staiga pamatome, kad naujagimiui nėra viskas gerai ir jam reikalinga specializuota pagalba. Jeigu atsitinka taip, kad naujagimiui reikalinga yra speciali pagalba ir jisai atkeliauja čia, ar mama su tėčiu čia gali būti kartu, ar jau tik paliekama viskas specialistų priežiūrai? Ar vėlgi tai yra skirtingos situacijos? Be abejonės, yra skirtingos situacijos. Tai jeigu net ir labai rimta situacija, iš tiesų ateiti tiek mama, tiek tėtis gali pabūti prie savo vaikučio, paliesti, su juo pasišnekėti ir tai yra tikrai nedraudžiama. Jeigu yra atitinkamos kažkokios skubios procedūros, tai paprašome palaukti koridoriuje, bet jeigu naujagimio būklė čia tik stebima dėl kažkokių, tokių nežymių sutrikimų, tai be abejonės jie čia ir maitina, atsisėdę tiek, kiek reikia, tiesiog pasižiūrime, kaip tas žindymas sekasi, ir tik po to pabandymo galime drąsiai atiduoti jau naujagimį kartu mamai į palatą. Tiek tėtis gali ateiti, tikrai neribojame ir tikrai leidžiame. Tai nereikėtų šeimai išsigąsti, jeigu nutinka taip, kad naujagimis atkeliauja čia. Jie gali aplankyti, pabūti kartu ir būna, kad jeigu pastebėję įvertinę situaciją, šeima gali sugrįžti atgal į pogimdyvinę palatą kartu jau su naujagimiu. Ir tai būna. Visiškai teisingai. Tai tiesiog eilinė praktika. Eilinė praktika, kur kartais reikia tiesiog intensyvesnės kelių valandų, priežiūros. Sakykime, pasižiūrėti, į kurią pusę jisai adaptacija ta eis, ar jisai tiesiog blogės, ar atsiras kažkokių papildomų simptomų, o galbūt tiesiog tik adaptacija po gimimo, valanda, pusę valandos, 2 ir jisai gali toliau saugiai
keliauti į palatą kartu su tėveliais. Yra palata naujagimio skyriuje, kur irgi mama gali praleisti laiką, ar ne? Tai šitoj palatoj nemažai laiko praleidžia šeimos, kurio yra leliukai neišnešiotukai. Ir jie čia auga. Visą kelionę Panevėžio ligoniniai baigėme, ar ne? Ir man toks jausmas susidarė, kad čia viskas taip kompaktiška, įranga atnaujinta ir mamoms tikrai yra komfortiška ir patogu. Ir tikrai Panevėžio mamos tikrai neturėtų galvoti važiuoti kažkur kitur, o viską ras vienoje vietoje. Na taip, Panevėžio ligoninė daugiaprofilinė ligoninė. Čia dirba patyrę akušeriai ginekologai, akušerės, neonatologai, slaugytojas ir tikrai galime užtikrinti visą reikalingą pagalbą, tiek akušerinę, tiek ir neakušerinę. Ir tikrai kompaktiška, tikrai saugu ir tikrai, manau, verta rinktis. Juo labiau, kad nėra labai didelio užimtumo. Guli po vieną, su šeimom ir manau, kad tikrai nebūtina išvažiuoti kitur. Norint paantrinti daktarį, kad dėl tos daugiaprofilinės, tai kad irgi turėjo tikrai kelis atvejus, ne kelis, 14 gal atvejų, kad yra didelė komanda ligoninės, kad reikia pagalbos anesteziologų, reanimatologų, intervencinių radiologų. Tikrai yra keli net unikalūs atvejai, kada radiologai ir intervenciniai anesteziologai išgelbė moters gyvybę, kada kyla komplikacijos, viskas yra daugiaprofilinės ligoninės ir tikrai viskas yra vietoje. Kodėl kartais mamos ima ir išvažiuoja į Vilnių, Kauną? Dėl nežymių, smulkių kažkokių pastebėjimų akušerijoje, ultragarsu, išsiplėtę inkstukai ar kažkoks taškas širdutėje echogeniškas ir tiesiog gestacinis diabetas, kur išvažiuoja į Kauną gimdyti. Tai iš tiesų tai yra mitas, kad tai reikia gimdyti 3 lygyje ir tai tiesiog yra stebėjimas, yra padaromas ultragarsas, yra atliekama gliukozės patikra. Ir tikrai nebūtina ir echoskopija širdutės, ir kardiologai vaikų. Ir tikrai, jeigu tai bus reikalinga, kažkokia pagalba bus nukreipti ten, kur reikia, 3 lygyje, Kaune ar Vilniuje. Ir tikrai bus nukreipta pagalba ir suteikta pagalba ir informacija.